Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Mūsų bičiuliai, ponas Valdas draugai. Šiandien randuosi prie Neries upės. Bandysiu gaudyti plūdinę. Kaip sakoma, su kuo sutapsi, tuo ir tapsi. Mūsų parduotuvė yra Vilijampolės turguj, taigi nutariau išbandyti tai, ką gaudo vietiniai. Daugumą čia gaudo plūdinėm, dugninėm, taigi yra šiandien pasirašiau savo žvejybinę įrangą. Meškerytė bus 6 metrų, teleskopas, baloninė meškerytė, plūdelė 5 gramukų, pavadėlis 128, kabliukas 11, tamsus jaukas ir masalai naudosiu, bandysiu įvairų, kvietį, žirnį, kuopą, slieką, pusės darbą. Ir matysim, kas čia mums gausis. Taigi, žiūrėkit, prenumeruokit ir gero jums žiūrėjimo, gero laiko. Taigi, pirmi štrichai, bandau atsireguliuoti gylį. Čia, manyčiau, yra apie 1,5 metro gelmės. Pirmiausia, bandysiu viską susitaikyti, susireguliuoti. Tada bandysiu pakaitalioti masalus. O, tikrai nešu žolės. Iš tikrųjų, daug žolių. Matosi, kad yra. Viską susiderinsiu, susireguliuosiu ir tada žiūrėsim, kaip čia mums gausis toliau. Kol kas gylis yra didesnis negu aš esu padaręs. Bandysim arčiau, bandysim toliau. Visada tokioj vietoj bandau prilaikyti plūdę, kad jinai, va, pirma žuvis, pirmas kibimas. Štai, reiškiasi, giliukas jau neblogas. Nu va, tinkliukas sudėtas. Taigi bandom dar. Mes šiek tiek pašariuko. Pašariukė daug yra pas mane musės lervų, todėl aš tikiuosi pagrinde šiandien, kad bus kibimas ant jų. Trys kukuliukai ir bandau gaudyti toliau. Vėl žuvis. Va, štai ką reiškia prilaikymas. Vėl kvajytė. Ir matom, jaukas dirba. Kojos gražios. Priekyje gaudantis aukščiau mane žvejas gaudo labai įdomiai, jis leidžia dugnu. Ir visiškai kitokia žvejyba negu mano. Aš gaudau daug arčiau. Ir mano principas yra
kaip minėjau, prilaikymas. Dar padarysiu vieną metimą ir bandysiu dėl kitą masalą. Šiaip čia yra puikios vietos, čia pasigauna žiobrių, šapalų, meknių tų pačių. Yra plėšrios žuvies. Taigi, bandom keist. Dėsiu, nuimu vieną zukelę ir bandau uždėti kropytę. Ir tokį bandysiu padaryti sumuštinuką, dzikas kruopą. Kartais tai pasiteisina. Bandau kukurūzą. Iš tikrųjų noriu išbandyti visus masalus. Matysim, kas labiausiai pasiteisina. Kol kas kibimai du ant musės lervais. Labai tikiuosi čia prisivilioti šapalų. Nu va. Matomai šapalas, žirnis. Įsidirbo žirniokas. Ne, ką mes čia turim. O, fantastika. Pažiūrėkit, ką mes čia turim. Koks trepetys. Reta žuvis pas mus. Labai trepetys ant žirnio, iš vis retas atvejis. Vėl bandau dėti dzikelį. Ir bandysiu dar užmesti kokią galputę. Vieną kitą. O, šalia manęs laksto pelės, matomai irgi randa kuom papietaut. O aš bandau dar šiek tiek pašerti. Nedaug, bet kad prilaikyt žuvį. Vėl žirniukas. Žirniukas stengiuosi, kaip ir kukurūzą, pasirinkti kuo mažesnį. Žuvis nedidelės ir ne visas griebia stambesnį masalą. Šiaip jau žirnių nėra būtinai prilaikymas. Galima, šapalas griebia daugiau ant laisvos jėgos. Bet dabar aš jau nekaitaliosiu nieko ir gaudysiu kaip gaudam. Vėlgi gaudant žirnių gilį reikia daryti mažesnį, nes masalas yra sunkus ir eina greičiau arčiau dugno. Šiek tiek pašnekėsiu apie 6 metrų meškerės privalumus ir minusus. Pagrindinis gal privalumas, kad gali nuolatos prilaikyti plūdę. Jeigu tu gaudai, tarkim, srovėjai, gali toliau užmest, gali prilaikyti. Ko nepadarysi su 4 ar su 4,5 metrų meškeriu. Ypatingai jeigu yra vėjas, jeigu šioks toks
pasroviui, tarkime, ne, tai su 6 metrų meškerė gali savo plūdę valdyti. O jau su 4, 3, 60 šito nepadarysi. Minusai. Vienas iš minusų yra, kad 6 metrų meškerė yra ilga ir jinai yra pavėluojanti į kibimą. Tarkim, gaudant šapalą, jeigu greitas kibimas, staigus šapalas dažnai kerta staigiai ir gali nespėt pakirsti. Tam reikalinga trumpesnė ir greitesnė meškerė. Kitas minusas yra gaudant per vėją. Meškerė yra ilga, jinai sunku ją valdyti, banguoja, pavargsta ranka. Taigi aš visada imu 2 meškerės. Viena pas mane dėklė 4,5, o kita yra 6. Šiandien kol kas gaudau dar su 6. Jeigu jūs domina tokia žvejyba, plūdinė meškerė, rašykit mums, sukit pas mus į Pilną valtį. Mes su kolega esam ne tik pardavėjai, bet ir žvejai. Abudu mėgstam šį žūklės būdą. Tikrai patarsim, pakonsultuosim, duosim patarimų. Jeigu reiks, galėsit įsigyti ir įrankius. Patarsim, kur žvejot, kaip žvejot. Tiesiog rašykit, prenumeruokit, pamėkit, užsukit ir žiūrėkit. Va. Suveikė kropytė šį kartą. Korytė nedidelė, bet kimba. Ir ne vietoj skambutis, greičiausia darbinis. Na va, likau vienas Vilijampolės glūdumoj. Šalia buvęs žvejas pabėgo. Ir aš bandau toliau, kol kas kibimas prastas, bet pabandysiu padaryti vieną fintą. Pakarpiau šiek tiek kukurūzą, pasmulkinau. Gal mažesnį griebs labiau. Šiek tiek pabandžiau arčiau, dzikelį. Ir žuvies yra. Na va. Ir vėl strėpetukas. Ne, žiobris. Šįkart žiobris. Na, šau pasigrožėkit. Puiku, reiškia, jaukas dirba. Kibimukas užstojęs. Kaitalioju masalus, dabar bandau gaudyti slieką. Kilo vėjas, kas yra nepatogu gaudant su šeške. Bet, ne, dugnas. Reikia pasimažyti šiek tiek gylį. Taigi su šešiuke gaudant vėjas jisai nėra geras variantas, bet kol kas dar aš juos nekeisiu. Va. Perdamas liekant srovės visą laiką stengiuosi nepalikti jokių ilgų galiukų, nes sroviai žuvis nelaukia, jinai čiumpa greičiau ir ilgas galas jisai tik tai maišas. Mano draugas visai vietoj čia
maitinasi ir visiškai nebijo. Va, pažiūrėkit. Va tokie yra pas mus svečiai. Po ilgesnės pertraukos vėl žuvis. Karšiukas. Sausais šonais. Nedidukas, bet smagu. Štai mano stalas. Galit pasigrožėti. Čia mano visi masalai. Tai va. Dedu vėl zukelį ir bandau toliau. Pirmas šapaliukas man šiandien. Nelegalus. Mažylis. Šiek tiek pakilo vėjas, sunkesnė žvejyba. Tačiau žuvis suaktyvėjo. Ir visai neblogai jau atskimba. Aišku, per vėją žvejyba jau sunkesnė. Sunku valdyti tiek plūdę, tiek meškerę. Bet dar kol kas trumpesnės meškerės imt nenori. Tai dar viena žuvis. Žiūrim, ką čia turim. Ir dar vienas žiobris. Antras žiobris. Kol kas labiausiai man pasiteisino dzikeliai. Pabandysiu iš pašaro uždėti tokių, kuriais šeriu. Jeigu yra žiobrių, dėsiu 2 raudonus, skandintus, gal jie ir pasiteisins. Pabandysiu. Turiu šiokią tokią problemėlę. Žiūrėsiu, ką aš galiu padaryti. Ar man reikės keisti plūdę, ar aš rasiu galą nuo kitos. Labai nenorėčiau keisti plūdės. Žiūrim, ką mes čia turim. Tinka. Va. Super. Super ir padėtis ištaisyta. Taigi visada pasitikrinkit, ar jūsų plūdė gerai užsifiksavus. Galiukas. Na va, vėl kažkas yra. Kukurūzas sudirbo šį kartą. Labai daug man prisikabino žolių. Šapaliukas nelegalas. Nelegaliukas, mažiukas. Bet ir tai smagu. Lauk. Žvejyba jau mano eina link pabaigos. Gaudžiau šiandien gal 4 valandas geras. Rezultatai nėra iš tų, kurie būtų labai džiuginantis. Negaliu pasakyti, kodėl. Žuvis visiškai negriebė laisvai bėgančio masalo. Nedirbo šiandien visai kvietys, kas keisčiausia. Silpnai labai dirbo kukurūzas. Pagrinde viskas kybo zikelis kruopa
ir slėkutis. 3 masalai, kurie šiandien buvo veiksmingi. Pagauta beveik visa balta žuvis, kurią įmanoma nery pagauti, tai pradedant grūžlių, aukšlę, ešeriukas, koja, lakis, karšiukas, strepetys, šapalas ir žiobris. Štai tokios žuvis buvo pagautos šiandien. Daugiausia pagavau puskaršių, vadinamų karšiukų. Pagavau gal 5 kojas, 4 žiobrius, 3 strepečius ir 3 mažiukus šapaliukus. Taigi iš kitos pusės žuklė buvo smagi. Senai jau gaudžiau suplūdę. Mano pakankamai mėgstama žvejyba, va, vėl kažkas yra. Slėkutis, kaip ir sakiau, slėkutis ir puskaršiukas. Va. Šitų šiandien buvo pagauta nemažai. Labai gal šiek tiek trukdė žvejybai vėjas. Manau, gal galėtų geriau būti saulė, nors oras nėra karštas, jau šiandien rugsėjo 5. Visi žiūri krepšinį. Po amerikiečių pergalės gaunami kaulus nuo Jugoslavijos buvusios. Na, o aš, kad negadinti nervų, leidžiu laiką prie vandens. Va dar vienas strepetukas, šiandien daug strepečių papuolė. Ne, žiobris. Vėl žiobriukas. Dar vienas žuvis. O. Šapalėkas. Štai. Toksai. Eina atgal. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, mūsų žiūrovai, filmas Valtis. Draugai. Šios dienos žvejybą baigiu. Turėjau gerą laiką. Pagauta nemažai žuvies, pagrindė puskaršiukai ir lakiukai, tačiau pagavau ir žiobrių, gal 5 turbūt. Kas labai nustebino, nemažai pagavau strepečių, kelios kojos, gružliukas, ešeriukas, aukšliai. Visa žuvis iš tikrųjų, labai galima pagavoti beveik. Taigi, gal nebuvo tik metnės, šapalų gal pagavau 5 turbūt. Va, tikrai smagiai laikas leistas, kabliukas 11 numeris, pavadėlis 12, grūdelė 6 gramų, čia pakankamai didelės varvė, šiek tiek uždidino plūdę, tačiau gaudžiau netgi kranto, priekrantį. Masalas pagrindė, kaip ir minėjau, slėkas zikas, gaila neturėjau pasiėmęs batono. Manau, jis galbūt priviliojęs daugiau šapalų. Taigi jau dabar žvejybą baigiu.
rašykit, prenumeruokit, pamėkit, užsukit ir žiūrėkit. Gero jums laiko. Iki.